Ar reiktų privatizuoti geriamojo vandens tiekimą? Tokį klausimą svarstė Europos parlamento Laisvės ir demokratijos Europa frakcijos Lietuvos delegacijos atstovai Rolandas Paksas ir Juozas Imbrasas su Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos nariais. Europos parlamentas jau svarsto komisijos pateiktą koncesijų direktyvą, kuri atveria kelią viešai teikiamų paslaugų liberalizacijai, tarp jų ir vandens tiekimui. Mes turim gerą vandenį, mes turim kokybišką vandenį, mes turim gerą aptarnavimą, mes turim gerą kainą ir jeigu kažkam tai norisi tik tai pasipinigauti nupirkant šitą vandens ūkį, tai mes būsim kategoriškai prieš. Lietuva bene vienintelė Europos šalis gaunanti geriamąjį vandenį iš giluminių gręžinių. Tai aukščiausios kokybės vanduo. Maža to, vandens tiekimo savikaina mažiausia Europoje. Dabar geriamojo vandens tiekimu Lietuvoje rūpinasi savivaldybių įmonės, o atėjus privatininkams, kažin ar jiems rūpės mūsų visų turto, sveikatos, ar juo labiau kišenės reikalai. Patirtis rodo ką kita. Galim pasižiūrėti į savo artimiausius kaimynus, tai yra suomius, danus, švedus, kaip jie tvarkosi. Malonu žiūrėti. Helsinkis, šilumos ūkis, net ne įmonė, o struktūrinis savivaldybės padalinys, įskaičiuojamas kiekvienas centas, šiandien Helsinkį jau šildymą moka pusę kainos negu mes Vilniečiai. Viskas yra savivaldybių rankose. Monopoliniai dalykai yra savivaldos rankose. Tvarkosi žmonių rinkta valdžia, kuri tiesiog atsakinga prieš savo rinkėjus. Ir tie šūkiai apie kainos mažėjimą ir kokybės gerėjimą yra nieko neverti, nes praktika parodė viską atvirkščiai. Visoje Europoje kilusi pasipriešinimo banga tokioms Briuselio užmačioms neaplenkė ir Lietuvos. Renkami parašai po ES peticiją reiškiančią nepritarimą geriamojo vandens tiekimo privatizacijai. Argumentai rimti ir spręsti teks mums.